Kas šiais metais susižėrė Oskarus? Kurie politikai namo parsivežė paskutiniųjų auksinių svogūnų statulėles? Kuo savo koncerte publiką sužavėjo Evgenija Redko? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Kovo 15-ąją JAV nugriaudėjo kasmetinė kino puota – 98-ieji Oskarų apdovanojimai. Ceremonija Holivude, Dolby teatre, vesti patikėta televizijos laidų vedėjui, komikui Conanui O'Brienui, kuris šią rolę priėmė jau antrus metus iš eilės. Svarbiausiame kino vakare netrūko ne tik iškilmingų apdovanojimų, įspūdingų įvaizdžių, bet ir netikėtumų. Istorinės lenktynės dėl geriausiųjų titulo tiesiogiai transliuotos kelias valandas. Netrumpiau truko ir kita svarbi Oskarų dalis – raudonojo kilimo ceremonija, į kurią rinkosi ne tik scenos naujokai, bet ir laukiamiausios A lygio superžvaigždės, pasipuošusios dizainerių kurtais šedevrais. Daugiausia dėmesio šiemet sulaukė filmas One Battle After Another, pelnęs net 6 statulėles. Geriausias antro plano aktorius atitekęs Seanui Pennui, geriausia aktorių atranka, geriausias režisierius atitekęs Paului Thomasui Andersonui, geriausias montažas, geriausias filmas ir geriausias adaptuotas scenarijus. Vakaro metu įvyko ir didelis netikėtumas – lygiųjų rezultatas, kuris pergalę lėmė 2 trumpametražiams vaidybiniams filmams – The Singers ir Two People Exchanging Saliva. Geriausio aktoriaus statulėlę atsiėmė Michaelas B. Jordanas už filmą Sinners. Sinners kūrėjai taip pat galėjo džiaugtis geriausios kinematografijos, geriausio muzikinio takelio ir geriausio originalaus scenarijaus apdovanojimais. Geriausi vizualiniai efektai atiteko filmui Avatar – Fire and Ash, geriausias garsas F1, geriausia scenografija ir geriausias kostiumų dizainas Frankenstein, geriausia daina Golden iš K-pop Demon Hunters, kuris taip pat tapo ir geriausių animacinių filmų. Jessie Buckley namo parsivežė geriausios aktorės titulą už filmą Hamnet, o Amy Madigan už Weapons. Geriausia antro plano aktorė. Akademijos apdovanojimas arba Oskaras – tai apdovanojimas teikiamas JAV kino meno ir mokslo akademijos už nuopelnus kine. Ceremonija, kurios metu įteikiami apdovanojimai, yra vienas žinomiausių kasmetinių renginių visame pasaulyje. Kovo 30-osios vakarą Kauno Žalgirio arenoje nugriaudėjo jau paskutinieji Arūno Valinsko organizuojami auksiniai svogūnai. Humoro kupino šou nepraleido būrys žvaigždžių, bet nemažiau jų žibėjo ir ant scenos. Vakaro metu netrūko nuotaikingų pasirodymų, arenoje aidinčio juoko ir žinoma ovacijų tiems, kurie apdovanojimų šiemet nusipelnė labiausiai. Kaip Valinskas teigė dar prieš renginį, šiemet auksiniai svogūnai tiesiog sugyvulėjo. Prisiminsime garsiausias metų istorijas, net ir Antarktidos pingvinus, kurie rado vietos Lietuvos politinėje padangėje. Į gyvūnus įsikūnija mūsų šalies politikai ne tik dainuos, bet ir kniauks, los arba žvengs kaip arkliai žemaitukai, kalbėjo renginio šeimininkas. Būtent taip ir nutiko. Apdovanojimų scenoje buvo atskleistas Lietuvos politinis gyvenimas, įvilktas į gyvūnijos pasaulį. Tiksliau, viskas parodyta taip, kaip garsiojoje Džordžo Orvelo apysakoje Gyvulių ūkis. Netrūko arenoje ir dar daugiau staigmenų. Fantastiškai populiarioje humoro šventėje į sceną žengė ir Inga Valinskienė, tapusi Seimo nare Agnė Širinskienė, ir Deivis Norvilas, kuris virto netikėtai išgarsėjusiu ir į įstatymus patekusiu parlamentarės Katinų Nuodieguliu. Nuotaikingus pasirodymus publikai dovanojo Nijolė Pareigytė, Sandra ir Viktoras, Radži, grupė Dar, Ramūnas Rudokas bei daugybė kitų ryškių veidų. Na, o renginyje išdalinta 10 šmaikščių nominacijų. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Bet tikiuosi, kad tai nebus paskutiniai auksiniai svogūnai. Tiesiog noriu, kad estafetę perimtų kažkas kitas. Maloniai prašome ir kviečiame. Neabejoju, kad televizijos kanalas, perėmęs šią ceremoniją, tikrai suras kūrėjus, kurie pratęs žiūrimiausio televizijos projekto tradiciją. Anksčiau skelbė idėjos autorius, prodiuseris ir vedėjas Arūnas Valinskas. Daugiau nei 20-metį rašė Lietuvos humoro ir politikos istoriją, auksiniai svogūnai šį kartą buvo surengti paskutinį kartą.
Balandžio 4-osios vakaras Evgenijai Redko buvo ypatingas. Kauno Žalgirio arenoje surengusi ryškiausią karjeros koncertą, ji pakvietė gerbėjus į savo muzikos planetą. Kruopščiai iki kiekvienos detalės apgalvota, estetiška šou, kuriame atsiskleidė dainininkės gebėjimas kurti ne tik muziką, bet ir pilnavertę meninę patirtį. Per kelerius metus nuosekliai augusi kaip kūrėja, Evgenija Redko surinko bene sausakimšą areną, o pasirodymo metu pademonstravo brandą, aiškią viziją ir gebėjimą išlaikyti autentiškumą. Kiekviena detalė, nuo garso, stiliaus, šokėjų iki vizualinių sprendimų, rodė aukštą jos kūrybinį standartą ir ambiciją kurti daugiau nei tiesiog koncertą. Todėl vakaras Kaune tapo ne tik svarbiu dainininkės karjeros etapu, bet ir įrodymu, kad lietuviška scena turi dainininkų, gebančių lygiuotis su tarptautine muzikos ir atlikėjų pasirodymų rinka. Likus kelioms dienoms iki koncerto Redko kreipėsi į savo gerbėjus, sakydama, kad per generalinę repeticiją, kai visos šviesos užsidegė ir visa jos komanda stojo į savo vietas, dainininkė suprato, kaip per metus užaugo. Arenoje, kurioje pasirodėme pernai Vilniuje, o šiemet tik repetavome, normaliai net netilpome. Manau, per šiuos metus ir aš pati užaugau kaip atlikėja, jaučiuosi labiau nei bet kada pasiruošusi savo didžiausiam gyvenimo šou, teigė Evgenija. Todėl ne veltui prieš pasirodymą likus kelioms dienoms ji pakvietė į koncertą atvykti ir pasipuošus balta detale, kuri anot atlikėjos simbolizuoja atgimimą, atsinaujinimą, gėrį ir taiką. Minia gerbėjų neliko abejinga tokiam kvietimui, arenoje jau iš karto buvo galima pastebėti ir moteris, ir vyrus, dėvėjusius baltus drabužius ar aksesuarus. Su savo gerbėjais Evgenija Redko pasisveikino sudainavusi vieną naujausių ir jau gerbėjų pamėgtų dainų Čempionai, po kurios sekė viena pirmųjų Deivės, nuo kurios ir prasidėjo jos kaip solo dainininkės karjeros etapas. Šis sprendimas, atrodo, nebuvo atsitiktinis, priešingai simbolizavo dabartį ir pradžią, rezultatą ir ištakas, rodančius, kaip viskas evoliucionavo iki koncerto arenoje. Pakvietusi į savo planetą, meno kūrinių virtusią areną, Redko dovanojo susirinkusiems klausytojams ir gerai žinomas dainas, tokias kaip Patogu, Įkliuvau, Planeta, Deja vu, Nebeatpažįstama ir kitus jos kūrybinėme kelyje lydėjusius kūrinius. Scenoje taip pat pasirodė Rokas Jan, Inga Jankauskaitė bei Lilas ir Inominė. Ačiū Jums labai, ačiū už Jūsų meilę, už pasitikėjimą. Aš šio koncerto laukiau visą savo gyvenimą. Dabar suprantu, kad įvyks didžiausias Deja vu momentas. Aš noriu, kad Jūs visi atsistotumėte. Mes pašoksime šokį. Iš pradžių lėtai, o paskui dvigubai greičiau. Ar Jūs pasiruošę? Įsibėgėjus koncertui publika pakilti iš savo sėdimų vietų kvietė atlikėją. Bendrą šou įspūdį sustiprino pirotechnika, šviesų ir lazerių šou, specialiai šiam renginiui kurti kostiumai bei įspūdingas kiekis žmonių ant scenos. Scenoje iš viso pasirodė 40 muzikantų ir šokėjų, styginių kvartetas, pučiamųjų sekcija, šiuolaikinio šokio meistrai Aura, specialiai šiam renginiui suburtas choras. Publika nekartą gausiai apdovanojo talentingą dainininkę garsiomis ovacijomis, kuriomis buvo matyti Evgenija Redko liko išties sužavėta. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki.